Štatyvas milžinas. Kam jie tokie reikalingi, turėsiu ateiti ir viską papasakoti iš arčiau. Jis labai didelis. Nu va, netgi aš 2 metrų 200 kg esu mažesnis už šitą trikojį. Jis tikrai didelis. Kad galėčiau parodyti, ką jis gali iš arčiau, reikės pasikviesti Darių, o aš turėsiu jį primažinti. Pažiūrėk, Dariau, kaip jisai mažinas. Vieną kojytę, mes, hop, jau turim sumažinti. Kitą kojytę, hop, jau turim sumažinti. Nu, liko dar vieną kojelę. Ir ją, mes taip pat sumažinti. Hop, hop. Va, dabar galima viską daryti iš arčiau. Kaip atskirti, ar trikojis video? Va, pagal šitą vietą. Jeigu yra tokia ilga rankena, reiškia trikojis video. Jeigu yra tokia galva, rutulinė, reiškia trikojis skirtas labiau fotoaparatui, nes valdai su fotoaparatu tiesiai savo norimą fotografuoti kampą. Video trikojai turi keletą privalumų. Jie turi labai tokį švelnų judėjimą horizontalų ir turi hidraulinę galvą. Tai yra vertikalus judėjimas su ypatingai švelniu perėjimu, kad nebūtų jokio strikčiojimo video metu. Taip, kad jūs galite sekti objektus, futbolas, šokiai, slidinėjimas, net ir su dideliu teleobjektyvu, viską gali filmuoti sklandžiai. Nori užsifiksuoji, nori atsifiksuoji. Jeigu pagrindas nelygus, yra centrinė stebulė, kuri leidžia išsilyginti horizontą, o čia slepiasi gulšiukas statybininkų žargonų, kuris parodo, ar jūs jau esate tiesiai ant pagrindo. Su trikojais viskas yra labai paprasta. Išskleidimas, reguliavimas, na ir pagrindinė plokštė. Čia atlaisvinau. Jis turi apsaugą, kad nepabėgtų. Yra toks raudonas mygtukas. Visiškai išsiėmėt. Galit eiti, fotografuoti, filmuoti su rankytėm. Norit, vėl grąžinat į vietą ir šį čia prisiveržėt. Viskas paprasta. Pagrindinis jo privalumas dydis. Pažiūrėkit, ką galima su tuo dideliu dydžiu padaryti. Kam reikalingi tokie aukšti trikojai? Tam, kad jūs galėtumėt nufilmuoti savo sūnų arba savo dukrą. O čia aplinkui daug kitų tėvų ir netgi man 2 metrų 200 kg yra sunku peržiūrėti per juos, ar ne? Tada aš užsidedu kamerą, ilgą 2 metrų su galva įsigaunas 220 trikojai, atsiverčiu ekraniuką ir savo ramiai įsikišęs rankas į kišenę, filmuoju 2 valandas, kaip žaidžia jūsų potencialus būsimasis Ronaldo, ne? Va, ar į darželį kažkokią šventę arba kalėdų vakarėlį. Visur gali tiksliai, gražiai, švariai filmuoti. Nepatiko, užfiksavai, eini su kitais tėvais kalbėtis. Tai va, dydis kartais yra privalumas ir sunku rasti tokių aukštų trikojų. Bet jeigu dėl kažkokių priežasčių jums nepatinka kameros, fotoaparatai dideli ir gerai filmuojantis, užsidėtų savo telefoną ir su telefonu darot lygiai tą patį. Jokių problemų, tiesiog laikiklis telefono, viskas paprasta. Nu va, įdedam iš karto į video 2 daiktus, jeigu jau gyvenime rūpi tik tai kaina ir niekas daugiau ir nenorit išleisti 200 ar tikrai gerą trikoją, yra va tiesiog 30 eurų trikojas, kuris padaro viską, ko jums reikia. Tiek fotoaparatą galite užsidėti, tiek galite užsidėti savo telefoną. Nėra didelių išlaidų, aišku, jisai netoks tvirtas, aišku, jisai netoksai multifunkcionalus, bet užtat, kas ieško kainos, jisai gali pilnai tikti. Ištraukiau paskutinę koją, pastačiau, pasiėmiau savo mėtinį telefoną, įstačiau ir filmuoju. Kažkas įsigas iš karto, tik tai horizontaliai. Nu ne, galim ir vertikaliai. Čia dabar aukštinkojam, bet jeigu aš apversiu, bus ir neaukštinkojam. Paprastas, lengvas sprendimas už 30 euriukų. Atėjot, nusipirkot Newer TP53 ir visi iš karto apsidžiaugia jums jį parduos. Tai va, tiek šiai dienai.